taškas yra kaip pralaimėjimas. Nesupratau pirmo kėlinio komandos nusiteikimo, įsivaizdavau, kad aploš vieną koją. Teko kažką koreguoti per pertrauką. Antras kėlinys, kas liečia kovingumą, kas liečia dvikovas, viskas tenkina, bet pirmas 45 minučių, manau, kad tai bus paskutinės. Daugelis žaidėjų neįrodė, kad yra verti startinės sudėties, taip kad teks sunkiau dirbti. Komandai, aišku, trūko tų dviejų žaidėjų, Kozlovo, Kuklio, taip pat ir Deivido Lunskio. Vis tik jie yra jau komandos senbuviai, lyderiai. Mes žinojom, kad turėsime iniciatyvą, turėsime ir momentus, prašiausiai trūko improvizacijos, taip. Tie žaidėjai yra vedantis, tie, kurie galėjo sukurti kažkokius momentus, kažką tai nestandartinio sudaryti, jų trūkumas, bet yra 24 žaidėjai ir matosi, kad jau galima po truputį atsirinkinėti. Jau ne vienose rungtynėse matom, kad progų yra, tačiau trūksta, kaip sakyti, išpildymo, tikslumo išpildant. Meistriškumas prašiausia. Stengiamės treniruotėj dirbti, bet kaip ateina lemiamas momentas, tas trūkumas yra, jaučiasi. Atletas nustebino ko nors? Ne, viską buvo, kaip ir buvom numatę, kad pavojingas, kad kontratakos, standartinė padėtis, įvartis buvo įkrito po standartinės, neatleidžiamas tokie dalykai, taip kad disciplinuota komanda, sakykime, viskas aišku prieš rungtynes.